that you take, everything that you say. Sveiki, mes esam kolektyvas GNG United ir mes susidedam kaip iš dviejų mažų kolektyvėlių tokių. Vienas kolektyvas yra iš Vilniaus, kitas iš Pabradės. Susijungiam kaip tik talentams, kad pašokti ir parodyti, ką mokam. Neduok pavalgyti, duok pašokti. Taip, 24 valandas per parą, non-stop. Šiuolaikinį šoku jau 9 metai, tačiau aš nešokau gal kokias 2-3 savaitės ir aš pasijutau visiškai tuščias žmogus, visiškai savo nebeįdomi. Aš turėjau tiek energijos, kad aš tiesiog lipau sienomis. Ir aš žinau, kad scena ir šokių salė yra mano vieta ir aš turiu tenais būti. Ir tau pačiam yra gera, tau tas azartas visas su kažkuo konkuruoti, kad matai, kad tu kažką gali, yra tiesiog, žinokit, pas. Pirmin, sėkmės. Labas vakaras. Labas vakaras, kodėl jie klykia, kas daros? Jie jūsų bijo, ar jūs gerbė, kas yra? Ačiū. Sveiki, Švenčionėlių Pabradės meno mokykla. Labas vakaras dar kartą. Iš kur jūs? Mes iš Vilniaus ir Pabradės. Labai gerai. Kiek metų šokat? Žinot, visi vairiai. Vieni 9 metus, kiti tik 3 metus. Tačiau kadangi visi kartu gyvenom ir užaugom, nes turime vieną vadovę, mes visi susišokėm ir esame viena didelė šeima. Gerai, šeima. Prašau nutilti. Prašau jūsų nutilti. Kai laukinėje galit baigti vieną kartą. Nieko nepadarė, jūs jau klykėt. Jūs išprotėjot, ar kas jums? Gerai. Kokia tai juokinga? Gerai, viskas. Šokit. Šokit. Ačiū. Šokit. Talentingai. Man atrodo, kad jos galėtų šokti per kažkokį aukojimą, per mišes tokias, žinai. Tai senoviai šventyklose, kai aukodavo dar žmonės, ritualas, kažkoks apeigus. Kas atsitiko? Gal pavalgyti nori? Nenori? Vaikai. Kur jūs einat, kur bėgat? Dabar bus paaukotas nekalto berniuko kraujas. Bet tikrai čia visiškai aukojimo šokis. Visiškai. Apeiginis.
Visi tie, jie ten buvo ir čia, tai va, o tenais buvo, ir ten čia, va, čia visi, va, čia va, na, labai gerai. Man labai patiko. Nuostabu. Ačiū labai. Nuostabu. Aš nieko nesuprantu šokiuose, bet man labai patiko. Man tai surrealu labai. Aš labai tiesą sakant žiūrėjau, žiauriai susidomėjęs, nes jūs iškrentat iš konteksto ir mes Lietuvos talentuose panašaus pasirodymo dar neturėjome. Dėl to mane labai nustebino, kad jūs jauni žmonės, bet pasirinkė tokį... Klausimas yra, ar tinka šiai scenai. Man atrodė, jūs tokie labiau tokiam moderniam spektakliui, kažkur teatre atrodytų labiau tinkami negu pop scenai, bet nežinau. Esmė yra ta, kad smalsu į jų žiūrėti. Verdiktas būtų Justinai. Ojo. Taip. Ačiū. Marijonai. Tu sakyk, aš pagalvosiu. Gerai, aš sakau ne. Dėl to, kad per daug nesinkrono. Ir dabar tu viską nuspręsi. Ne viskas gyvenime sinchronas. Ta prasme. Aš sakau, kad jūs turite 2 taip ir keliaujate į kitą etapą. Okay.